Sveiki gyvi, šiandien su jumis aš Graffiti LT. Šiandien aš jums parodysiu pirmą video, kaip jūs pamatėte nuo pavadinimo, bus pavadinimas pamoka kaip piešti 3D raidės grafiti. Tai va, pirmą aš parodysiu piešimas raidės. Pirmą raidę rodysiu aš jums A raidę aš nupiešiu tokį vat. Aš nupiešiau A grafitinę, dabar mes ją, apibrėšime juodą markeriu. Matysi? Va, toksai vat grafiti. Čia prastai aš ne taip gražiai piešiu šitas grafitinės raidės, nes čia pamoka tokia, kaip piešti. Kitose video aš rodysiu, kaip aš iš tikrųjų piešiu grafiti. Ne 3D, o paprastus gal grafiti. Nes video, kai kurie sako, video sunku nedaryti su grafiti ypač. Nes būna gaunasi blogai, tai iš kartais išjungia kamerą ir tokia sako, niekas negavosi. Eina vėliau tas video, bet aš ne taip darau. Jeigu kažkas man negavosi, tai iš naujo kažką pradedu, bet ne sakau, kad kam man tas video, nedarysiu aš jo, nedarau už taip. Va, jūs matote tokia grafitinė A raidė. Taip aš ją dar apibrėšiu. Va. Grafitinę raidę, mes su trintuku ištrinam nereikalingas dalis. Va, gavosi A, labai graži tokia raidė. Tai aš nupiešiu dar kokį čia raidę. Pabandom AFC parašysim. Gerai, dabar F raidė. Oi, pirmas štuku. Gerai, F raidė aš nupiešiu tokių įdomių formų. Man draugai sako, kad įdomiausias stilius tai eina va taip. Yra daug visokių stilių, bombik, ten visokie. Tai sako, visi sako, kad populiariausiai piešti visokie stiliais, kiekvieną raidę. Bet man tai nepatinka. Aš pabandęs taip daryti, parašiau 4 raidės. 3 parašiau NVS ir man gavosi žiauriai nepatinka man taip daryti. Dėl šito aš baigiau piešti taip, nes nesąmonė gavosi. Tai sakau, geriau taip nepieškite visokiomis stylėmis iškart vieną žodį, nes ten kokia ta nesąmonė gaunasi. Jo, sakau, nepieškite taip. Va, mes šitoj pabaigsime F raidę grafitinę piešti. Va, F raidę nupiešiam. Dabar mes su trintuku ištriname čia. Ir liko C raidę nupiešime. C raidę piešiu šot. Taip. Taip. Ir mažiukas toksai. Taip. Čia tokia raidė pas mane mūsų. Truputį negražiai padaryti, ištrinsiu. Tokia pas mane bus raidė, truputį arčiau ir reikia pridėti prie C. Nes nesąmonė gaunasi atskira tokia raidė. Iškart sakau, kai kurie manęs paklaus, koks mano vardas, kai kurie dar paklaus pavardė. Gerai, aš sakau iškart vardą. Mano vardas yra Ernestas, pavardė Molis. Ernestas Molis, mokaus Atžalyno pradinėje mokykloje.
Greitai būsiu 5 klasėje, vaikščiosiu į mokyklą Barborą, tai Barbora ir Radvilaitė galime susitikti, arba Andželynų pradinį mokyklai. Galite man parašyti savo numerį per šitą per komentarus ir aš galėsiu su jumis susisiekti per Skype'ą arba paskambinti. Tada galėsime papiešti abu arba apie kažką pakalbėti, jeigu negaunasi koks grafiti, padėti galiu net. Tai va. Taip, aš norėjau C nupiešiu dabar. Gerai, dabar nupiešiam jau. Dabar mes pagirinam grafiti. 3D darome. Va taip. Taip. Nu va, C raidė. Nupiešiau va tokį aš grafitį, jums čia parodyti pavyzdį, kaip aš moku piešti 3D. Bet jisai toksai truputį negražus, nes aš čia nesistengiau, tai gaunasi taip. Dabar aš nuspalvinsiu savo mylimiausiam spalvom, tai yra mėlyna ir žalia. Ir dar didėsiu oranžinis. Gerai, pradedam spalvinti va taip. Aš noriu nupiešti labai įdomią formą, kaip kai kurie piešia, tai yra gražiai atrodys net, sakau iš karto. Net kad stengiausi. Gerai. Tai spalvinam. Čia toksai kaip kalnelis bus. Tai įdomi viena spalva tokia, viena tokia, kad įdomiau truputį būtų. Šitas video pasistengsiu 13 gal minučių bus. Turėtų būti arba 12, pasistengsiu 12 minučių, nes pas mane tiek vietos, kad 13 minučių, po to daugiau vietos padarysiu, kad galėtum video daugiau daryti apie grafitį, nes man rodo kamerą, tipo galėsiu 13 minučių, tai gerai, tai pasistengsiu už 12 minučių viską padaryti. Va, truputį sutrinsiu čia, nes reikia. Vat, ir pas mane čia truputį baltai gavus, tai mes užtušuojam šitą baltą spalvą, gerai. Jo, vėliau piešiam. Gerai. Aš gal šitą liniją paliksiu. Ne, geriau nepaliksiu. Gerai, taip. Ir iš karto ją ištrinsiu, kad ne parintis. Ir dar šį čia nupiešiu tą liniją. Tai vat. Vat. Gerai, gavosi taip. Ir apvedžiam oranžinę. Įdomu labai. Galit man komentarį, aš dabar klausimą užduosiu. Galit man komentarį parašyti, kas sukūrė grafitį, labai noriu sužinoti, nes nežinau, kas sukūrė grafitį, nes pasižiūrėjęs per Google man nurodė kokius dailininkus, Van Gogą ir visokius kitus Frankensteinus, kitaip sakant. Tai, kas žino, galit man parašyti, prašau, komentaruose, nes labai įdomu. Kas per žmogus sugalvojo piešti grafitį. Tai žiauriai įdomi kūryba grafitį, nes kai kurie žmonės moka žiauriai gražiai piešti, man žiauriai patinka, kaip piešia kai kurie
bernai. Bet aš mačiau, kad ir merginos piešia grafiti. Nes mano klasiokės moka piešti grafiti. Tai labai įdomiai. Na va, dabar liko man dar burbuliukų dadėti. O toksai grafiti man gausias. Na va, taip. Liko man dabar užsitaginti ir aš baigsiu video. Na va, užsitaginome ir greitai apvesime šitą tagą. Na va, užsitaginom, gavas toksai grafiti. Ačiū už peržiūrą, laukite kito video, statykit laikus, komentuokit ir ačiū, kad žiūrėjot šį video.